Macintosh'as turi seną laptopą, apdulkėjusį, ir jame randa M2 diską. Pagalvoja, įdėsiu į naują kompiuterį ir jisai važiuos. Įdeda SSD su Windows iš seno laptopo į naują. Uždeda panelę ir dabar bandys jį įjungti. O Macintosh'ai, ką tu padarei? Blue screeną tu gavai. Macintosh'e, ką padarei šį kartą? Neišvalę savo SSD diskų arba hardų niekada nedėkite į kitą sistemą. Kaip kompiuterio operacinė sistema yra įrašyta būtent ant vieno įrenginio, jinai įsirašo su visais driveriais ir provisionais, kad jinai veiktų tik tai ant to kompiuterio. Įdėsite į kitą sistemą, kompiuteris pradės neatpažinti motininės, CPU, soketų, jūs gausite blue screenus, nestabilumą. Mes nesakome, kad nepernaudokite tų diskų, juos tikrai galima pernaudoti, bet būtinai turite juos pilnai suformatuoti ir išvalyti. Prisiminkite, sisteminis bent jau SSD nėra USB flešiukas, nenaudokite jį kaip jo. Laikmenos tarp kelių įrenginių negali būti naudojamos, jeigu jos turi operacinę sistemą. Nebūkite Macintosh'as, darykite teisingai.